Iš nedidelio Lietuvos mastu, tačiau didelio šalies futbolo kontekste Gargždų miesto kilęs Simonas Urbys prieš šį sezoną žengė itin svarbų žingsnį savo karjeroje ir pasirašė sutartį su tituluočiausiu šalies klubu Vilniaus Žalgiriu. Jis toli gražu ne pirmas gargždiškis apsivilkęs žaliai baltus marškinėlius, o apie galimybę persikelti į sostinę sužinojo atostogaudamas Tailande. Viskas kiek netikėtai vyko, atostogavau, buvau Tailande tuo metu, buvom su draugais ir tiesiog guliau prie baseino. Sulaukiau Deividą Česnauską žinutę, pasikalbėjom, grįžau į Gargždus, pasakiau tėvam, atvažiavau Vilnių ir pradėjom šnekėti. Viskas labai greitai vyko, greitai viską sutarėm ir tapau Žalgirio šeimos nariu. Buvo netikėta, be abejo malonu, kad domisi, kad tokie žmonės vis tiek žiūri, stebi. Buvo dar keletas pasiūlymų, pasitaręs, pagalvojęs su visais, taip gavosi, kad atsidūriau čia. Lietuvoje futbolo gerbėjai žino ir yra girdėję du Urbius – Simoną ir Sigitą. Tačiau toli gražu ne visi žino, kad jie yra broliai dvyniai. Taip, vizualiai mes visiškai skirtingai. Labai mažai identiškumo to, bet taip, mes dvyniai. Aš vyresnis 20 minučių. Turim gal kažkokį tą ryšį, tą tokį, kaip kad tie dvyniai turi begalę nuotraukų, begalę tų pačių rūbų. Brolis truputėlį buvo, kaip pasakyti, jis buvo didesnis, aš truputėlį mažesnis. Yra dar net pilna išlikę rūbų identiškai, visur. Į darželį, į mokyklą, į bažnyčią, visur. Buvo įdomu, iš tikrųjų, įdomus laikotarpis irgi. Mes nesam tokie, kurie daugiau trauktų per dantį. Mes vienas kitą labiau palaikom. Kad galėjom taip, galėjom geriau, galėjom taip. Faktas, visur yra tos neteisybės, kažkokios neligybės, tai mes padrasinam, kad viskas nenusimink, viskas bus gerai ir važiuojam toliau. Pas mus labiau tas toks palaikymas būdavo, ne kad traukimas per dantį. Karjerą Simonas pradėjo Bangos klube. Aukščiausioje šalies lygoje debiutavo būdamas vos 16 sezono pabaigoje rungtynėse prieš Marijampolės Sūduvą. Debiutinis mačas jam susiklostė puikiai ir jau kitą sezoną jis pradėjo Panevėžio ekrane. Tuo metu stipriausias šalies klubas į savo gretas pasikvietė ne tik Simoną, bet ir jo dvynį brolį. Kiekvienoje komandoje, kiekvienas etapas buvo skirtingai įdomus. Ten pradėti nuo Gargždų galiu 16 metų. Pirmi etapai, pirmi tie žingsniai vyrų futbole, pasitikėjo treneriai, davė žaisti, kažką matė manyje ir po to sezono iš karto sekė sezonas Panevėžio ekrane. Tikrai tik šilti atsiminimai, nes vis tiek su treneriais tokiais Valdu Dambrausku, Marius Kinderiu dirbti. Jie labai spaudė, motivavo, daug norėjo iš mūsų. Tačiau Panevėžyje ne viskas klostėsi pagal Simono planą ir dabar jis pripažįsta, dėl to, kad savojo šanso teko laukti ilgiau nei planavo, kaltas tik jis pats. Klaidas tokias, kad nebuvo gal tokio kažkokio režimo, nebuvo disciplinos tos. Jaunas, norėjosi dar visko pamatyti, norėjosi ten ilgiau pabūti mieste, dar kažkur. Tai ko pasiekoje, visi treneris mato, trūko gal, nežinau, to tokio rimtumo tam laikotarpį. Todėl be abejo yra žmonės, kurie kitaip mąsto, kitaip tuo metu gyveno, todėl ir žaidė jie. Tiesiog elementarios klaidos tokios. Nors ekranas pradžioje didelės viltis ėjo būtent su Simonu, tačiau pagrindinėje komandoje pirmasis įsitvirtino Sigitas ir tik vėliau savąjį šansą gavo Simonas. Ekrano sudėtyje jis iš viso sužaidė 20 rungtynių, bet ekranui išnykus jam teko ieškotis kitos karjeros stotelės ir jie tapo Atlantas. Dabar Simonas pripažįsta, kad būtent Klaipėdoje suprato, kas yra tikras kietas vyriškas futbolas. Ir nors įsitvirtinti Uostamiesčio klube jam nepavyko, tačiau dabar apie amžiną atilsį Konstantiną Sarsaniją jis atsiliepė tik pačiais geriausiais žodžiais. Lietuvos futbolui Klaipėdai davė tikrai daug, kad ir kas ką bekalbėtų, bet jis buvo tikrai teisingas žmogus. Visada sakydavo tai, ką galvoja, jokių užuolankų nebūdavo. Ką galvoja, tą ir sako. Man šita jo charakteris savybė labiausiai patikdavo. Labai tikrai gaila buvo po tokios žinios. Treneris, jis buvo, kaip pasakyti, jis buvo labai prietaringas. Jis turėjo savo tam tikrų tokių dalykų, kuriais visada vadovaudavosi ir jeigu kažkas nutikdavo ne taip, ta prasme, jeigu tie dalykai, kuriais jis vadovaujasi, neįvykdavo, jis būdavo labai piktas. Bet, kaip pasakyti, prie jo turėjo visi žaisti taip, kaip jis nori. Ko pasiekoje, iš tikrųjų, kiek laiko jis buvo, jau tai geri rezultatai buvo. Tikrai, nes ten nebuvo, kad nedabėgti, palaukti, dar kažką. Ten turi daryti viską tiksliai, turi būti viskas vietoje, turi dabėgti, turi kovoti. Jam patikdavo kovojantys žmonės, kurie daug kovos jam patikdavo.
Pas jo gal būdavo mažai futbolo, bet tikrai, jeigu mato, kad kovoji, stengiasi, už tavėjais ir tai gerų žodžių paminės. Vieną, kurį labai gerai prisimenu, tai prieš kiekvienas varžybos į Rūbinę jis atsineždavo skulptūrėlę, Marijos kažkas tokio atvaizdu ir kryžiuką. Ir pasistatydavo Rūbiniai, kampe, prie lango ar kur yra vietos, bet nesvarbu, kelioniai, visur visada tas turėdavo būti Rūbiniai. Vat vienas iš tokių buvo labai įsimintiniausių. Ir būdavo dar visokių, labai sunku dabar prisiminti, bet jis niekada nekeisdavo, jeigu po laimėtų varžybų, niekada nekeisdavo sudėties. Niekada. Jeigu sustoji kažkur, laimi varžybas, tada žinau, kad kitą kartą, jeigu važiuosi išvyko į vėl, visada ten pat stosi. Viskas turėdavo būti taip pat. Jeigu nesisekdavo, tada kažką bandydavo keisti, kol vėl atranda tą sėkmę. Tai va, būdavo jie tikrai tokie įdomus sprendimai, bet sakau, kaip dabar matom, tai jis tikrai Lietuvos futbolui davė tikrai daug. Vėliau Simono karjera krypo ir į Palangą, kuri tuo metu žaidė pirmoje lygoje. Jis taip pat sezoną praleido Bangoje. Vis tik lūžis įvyko pernai. Jau lygoje žaidžiant Palangos gretose įsimušė 7 įvarčius ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Geras žaidimas klube atkreipė ir tuometinio Lietuvos rinktinės trenerio Edgaro Jankausko dėmesį. Jis kartu su rezervinė Lietuvos rinktinė vyko į Šri Lanką. Tai bene įdomiausios draugiškos rungtynės, kurias kada nors yra žaidusi Lietuvos futbolo rinktinė. Labai tolima kelionė Šri Lanka, visi žino, kokia jin buvo, daug gražia. Didelis iš dalies mums spaudimas buvo, nes vis tiek kaip ir reitingė jie ten, aš nežinau, kurioje vietoje, ką norėčiau pasakyti, tai ten žaisti buvo ypatingai sunku. Labai gerai pamenu, kad 10-15 minučių ir atrodo, kad viskas jau turėtų varžybos baigti, žiūri laikrodį, o varžybos ką tik prasidėjo, pasižvalgiam vienas į kitos komandos draugais ir galvojam, o čia bus daug reikalų. O jie prie to klimato pripratę, tai jiem tikrai buvo tuo metu lengviau. Faktas, antrose rungtynėse kiek lengviau buvo, mes irgi pasitreniravom kelias dienas, nes tose pirmose rungtynėse mes tik ką buvom atskridę. Dieną atskridom, atvykom viešbutį, pasitreniravom tą pačią dieną. Ten kitą dieną iš karto žaidėme, tai ir kojos, ir viskas, skrydis tolimas, 12 valandų skridom. Kvepuojant, atrodo, šiltą orą įkvėpė į save, tai aš net pavadinčiau tokias oro sąlygas ekstremaliom. 2019 metų sezoną Simonas pradėjo jau kaip Vilniaus Žalgirio žaidėjas, tačiau debiutas Supertaurės rungtynėse jam apkarto. Žaidėjas patyrė traumą ir mėnesį praleido be futbolo. Laimei šiuo metu jis yra sveikas ir pasiruošęs konkuruoti bei kovoti dėl savo žaidimo minučių aikštėje, o mums belieka tikėtis kuo daugiau štai tokių jo žaidimo epizodų kaip kontrolinėse rungtynėse prieš Vigrį.